Kiek metų jau svajoji apie savo būstą? Vis dar gyveni nuomoje ir nepradėjai kaupti pradiniam įnašui. Ar supranti, kad laikydamas pinigus sąskaitoje, tu prarandi jų vertę, nes infliacija juos tiesiog suvalgo? Tai kodėl tu dar vis neinvestuoji, kad pinigai dirbtų tau, o ne tu jiems? Na ką, mieloji, tavo vaikas šiandien žaidžia smėlio dėžėje, bet po 18 metų tavo vaikui reikės 1000 pinigų jo mokslam. Tai kodėl dar iki šiol nesukūrei jam studijų krepšelio? Aš nesuprantu. Kas bus su tavo šeima, jeigu rytoj dėl ligos ar traumos tu negalėsi dirbti? Ar tikrai nori juos palikti be apsaugos, be pinigų ir be šeimos maitintojo? Ar žinai, kad vidutinė pensija šiandien nesiekia net 600 eurų? Tai kodėl tada dar vis nepažiūrėjai savo antros pakopos ir nesirūpini savo finansinę laisvę? Jei bent vienas klausimas tau pasirodė skaudus, vadinasi, laikas veikti. Taigi, parašyk man, kad aš tau sudėliočiau planą. Mes kartu padarysim taip, kad tu jaustumeis saugesnis, investuotojas, apsidraudėlis ir tas žmogus, kuris rūpinasi ne tik savim, bet ir kitais, savo šeimos nariais. Nepalikime visko taip, lyg būtų nesvarbu. Lyg būtų svarbu kažkam. Tavo sveikata ar tavo ateitis.